Sveiki visi, aš esu Julija, jūsų logopedė. Šiandieną pasidalinsiu keliomis idėjomis ir pratimais, kaip galite stiprinti savo liežuvį ir paruošti jį garsui R. Jokių priemonių mums šiandieną nereikės, tik tais mūsų veido, liežuvio ir mūsų pačių čia ir dabar. Kad sustiprinti liežuvį ir pasiruošti garsui R, siūlau pradėti nuo pratimo, kai keliame liežuvį, siaurą liežuvį prie dantukų viršutinių ir paliečiam alveolę. Kitaip tariant, tokią mažą pagalvėlę. Arba kaip su vaikais vadinam kartais, sofutę mūsų liežuvį. Tiesiog keliam liežuvį aukštyn. Labai lėtai siūlau nedaryti šito pratimo, jis turėtų būti ne per greitas šiuo metu, bet ir nelabai jau lėtas, vidutiniu tempu. Kai padarom šitą pratimą, tada liežuvį pabandom kelti tokį platų, kaip kastuvėlį. Tikslas yra pakelti platų liežuvį. Jeigu su pirmu pratimu darėm siaurą, ar ne, tai su šitu keliam plačiai. Kaip, jeigu žinot pratimą grybukas, tai kaip grybuko galvelė, ar ne? Gerai. Kai padarėm šios pratimus, tai vat prieisim prie grybuko. Galbūt kažkas dar nesat girdėjo, tai pasimokysim. Keliam platų liežuvį prie gomurio ir jį pritraukiam, pričiulpiam taip stipriai. Ir laikom tiek, kiek galim ilgiausiai. Kai palaikom, galim padaryti klak garsą. Pakeliam taip pat viršutinę lūpą. Pakėlus viršutinę lūpą ir šypsenėlę padarius, bus lengviau liežuvį išlaikyti. Ir netgi garsas R, jisai šiek tiek kitaip skamba, šviesiau skamba, kai mūsų veidas irgi yra pasiruošęs šviesiai skambėti. Ir padarau klaktą. Stenkitės, kai keliat liežuvį, ar net kreipti dėmesį, kad jis nebūtų per giliai, kažkur vidury gomurio ir į gerklę sulįsti. Bus labai sunku pritraukti, jeigu liežuvis išlys ar ne už dantų. Taigi liežuvis tarsi kaip antklodė ar minkštas plėdukas uždengia visą mūsų viršutinę burnos dalį, ne gomurį. Kai pritraukiam stipriau, galim jausti šiek tiek, ne, kad tempia liežuvį. Tai nedarom, kad skaudėtų, bet jis turėtų stiprinti. Gerai, pasitreniravome grybuką, dabar grįšim prie garso T. Darysim T garsą kaip geniukas, kad kaltų medį, arba kitiems labiau patinka kaip šautuvas, kad šaudytų į taikinį ir treniruosimės šaudyti taikliai. T, 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 T. Dabar truputėlį greičiau, kai pasitreniravom ir šaudysim taikinį į patį vidurį. Šaudom kelis kartus, ar ne? Pakartojam kelis kartus ir sustojam. Kelis kartus greitai ir sustojam. Galit šaudyti su šautuvėliais tikrais, jeigu norisi, tikrais, ar ne su šatukais kokiais nors ar guminiam kulkeliam, kaip tik tais norisi ir kaip patogiau. Tikslas, kad liežuvis dirbtų greitai. Gerai. Kai padarom geniuką ar šautuvėlį, galim tą patį pakartoti su garsu D. D, 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 D. Keliu liežuvį, ne? D, D. Ir darau kelis kartus. Ir tada tą patį greičiau. D, 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 D. D, 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 D. D, 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 D. Ir šaudom šautuvėliu. D, 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 D.
Kiek norisi kartų, bet bent 5 tokias serijas būtų tikrai labai naudinga. Kai padarom tokius pratimus, tada galim garsus sukeisti. Tarsi jotumėm arklį, pavyzdžiui. Galim greičiau ir truputėlį ilgiau. Jojam. Šitas tada keitimas galėtų irgi tikti tuomet, kai sunku greitai pasakyti. Ne, kartais būna, kad jaučiam, jog sunku iš pradžių. Tai galim maišant daryti ir dažniausiai tas pavyksta. Ir dar vieną turiu idėją, vadinasi telefonas. Du garsai D ar daugiau, jei norisi, tarsi kažkas mums skambintų. Liežuvis viršui, ar ne, ir pasilieka ilgai ir gaunasi. Jeigu sunku suprasti kaip grybukas, darosi pratimas, tai kartais padeda per iš tik reikia pritraukti ir dar jį pričiaupti. Tai vat ir tiek. Tikiuosi, kad pratimai buvo naudingi ir galėsite juos panaudoti ir daryti namuose. Ačiū ir iki kitų kartų.